Labą dieną tiems, kurie manęs klausysis. Aš esu Eugenija Kupčinskienė, dirbu profesoriaus pareigomis Vytauto Didžiojo universiteto biologijos katedroje. Ar galite ką nors papasakoti apie savo dėstomas mokslinės sritis? Mano objektas yra įvairios augalų biologijos mokslo kryptis. Tai ir augalų anatomija, ir morfologija, ir sistematika, ir ekologija, ir fiziologija, ir greta augalų gyvenantis grybai, bakterijos ir augalų genetika, populiacijų problemos. Taigi tų dėstomų temų, krypčių sąrašas būtų labai platus. Ar galite pasakyti, ar šios mokslinės sritys turi ateitį, ar turi perspektyvas ateityje? Aš manau, kad biologijai perspektyvos yra neribotos, kadangi norime kuo ilgiau išgyventi, norime gyventi sveikai, norime matyti gražią aplinką, o tai neišvengiamai iškelia didžiulius poreikius įvairiausiam biologijos kryptim. Taigi biologija yra neišsemiama ir tikrai viena iš perspektyviausių dabarties mokslo sričių. O ar jūs šiuo metu atliekate kokius nors biologinius tyrimus, rašote mokslinius darbus? Savaime aišku, kad dėstytojas be mokslinių darbų yra nedėstytojas, tai diktuoja dabartiniai reikalavimai. Ir tik tai atlikdamas kokį tai tyriamąjį darbą, tu tą dalyką pažįsti jį giliau iš vienos ar kitos pusės ir tada vėl apibendrintai gali apie jį dėstyti. O ką jums teko studijuoti prieš tampant dėstytoją? Prieš tampant dėstytoją, savaime aišku, kad ir aš pati studijavau biologiją. Studijavau Vilniaus universitete, pasirinkau, aišku, biologijos specialybę, genetiko ir selekcininko specializaciją. Ar kada nors norėjote pakeisti savo specialybę ar galbūt net studijuoti kažką kitą? Manau, kad biologija yra tokia plati, kad panardyti įvairiose jos kryptise tikrai užtenka tos vienos specialybės. Nes biologija tai ir chemija, ir fizika, biologija tai yra ir laboratorinėse erdvėse auginami organizmai, jų atskiros ląstelės, tiek biologija yra ir laukai, vandenis, dalinai ir oras, taip kad biologija yra labai didelė ir tikrai neužteko laiko bandyti dar pasukti kurią nors linkmę.